Skaitinys iš Išėjimo knygos. Atėjęs Mozė persakė tautai visus Viešpaties žodžius ir potvarkius. Tauta vieningai pareiškė: mes vykdysim visą, ką Viešpats įsakė. Tada visus Viešpaties žodžius Mozė užrašė. Pakilęs dar ankstų rytą, jis kalno papėdėje pastatė aukurą ir 12 akmeninių šulų, sulig 12 Izraelio giminių. Po to jis pasiuntė jaunuosius Izraelio vyrus, ir jie aukojo deginamasias atnašas ir pjovė kruvinasias aukas, jautukus, kaip bendruomenės auka Viešpačiui. Paėmęs pusę kraujo, Mozė supylė į dubenį, kitą pusę kraujo apšlakstė aukurą. Po to jis paėmė sandoros raštą ir balsiai perskaitė tautai. Jie atsiliepė: laikysimės visko, ką Viešpats įsakė, ir būsim jam klusnūs. Paėmęs kraujo, Mozė pašlakstė jo tautą, sakydamas: tai kraujas sandoros, kurią su jumis sudarė Viešpats visų šių sąlygų pagrindu. Tai Dievo žodis. Padėkos auką Dievui aukokė. Aukščiausiasis Dievas Viešpats byloja nuo rytų lygi vakarų šaukdama žemę. Spindi nuo Siono kalno Dievo gražybė. Padėkos auką Dievui aukokė. Surinkite čion visus mano šventuosius, kurie su manim sandorą darė, aukodami auką. Štai jau skelbia dangus jo teisingumą, pats Dievas pradeda teismą. Padėkos auką Dievui aukokė. Padėkos auką Dievui aukokė, aukščiausiam padarytus įžadus vykdyk. Tada manęs šauktis galėsi nelaimiai, aš tave vaduosiu, o tu man garbę darysi. Padėkos auką Dievui aukokė. Alleluja, alleluja, alleluja. Su romumu priimkite žodį, kuris gali išgelbėti jūsų sielas. Alleluja, alleluja, alleluja. Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzus pateikė miniai kitą palyginimą. Su dangaus karalyste yra kaip su žmogumi, kuris pasėjo savo dirvoje gerą sėklą. Žmonėms bemiegant atėjo jo priešas, pasėjo kviečiuose raugių ir nuėjo savo. Kai želmuo paūgėjo ir išplaukė, pasirodė ir raugės. Šeimininko tarnai atėjo ir klausė: šeimininkė, ar ne gerą sėklą pasėjai savo lauke? Iš kurgi atsirado raugių? Jis atsakė: tai padarė mano priešas. Tarnai pasiūlė: jeigu norime, eisime ir jas išrinksime. Jis atsakė: ne, kad kartais rinkdami raugės neišrautumėte kartu su jomis ir kviečių. Palikite abejus augti iki pjūčiai. Pjūties metu aš pasakysiu pjovėjams: pirmiau išrinkite raugės ir suriškite į pėdelius sudeginti, o kviečius sukraukite į mano kluoną. Tai Viešpaties žodis. Mieli ir brangus, šiandien bažnyčia švenčia labai brangius šventuosius, švenčiausios Dievo motinos Marijos, Joachimo ir Onos tėvelių šventę. Mes kiekvienas turim ar turėjome savo motiną ir turbūt kiekvienas įvertina, kas iš tikrųjų gyvenime yra labai labai geri tėvai. Žiūrėkim psichologiškai taip giliau. Dievas turėjo planą puolusią žmoniją prikelti naujam gyvenimui. O tai nedarė vieninteliu momentu staigiai. Jis pažadėjo atsiųsti pasauliui Mesiją. Ir kad galėtų ateiti į pasaulį jo sūnus, antrasis švenčiausios trejybės asmuo,
reikėjo, aišku, žmogiško įsikūnymo. Ir Dievas nuo amžių pasirinko švenčiausią Dievo motiną Mariją, kurią mes mylime ir gerbėme. Taip, bet Marija buvo tik tai žmogus, tai natūraliai ji turėjo turėti ir savo tėvus. Štai kodėl Joachimas ir Ona yra tokie brangus, iš didžiulės meilės ir pagarbos, kadangi jie yra Dievo motinėlės Marijos tėvai. Visada minint kokius nors žymius žmonės pasaulyje, atkreipiame visuomet dėmesį į tos mens tėvus. Todėl labai natūralus dalykas, taip, kad bažnyčia teikia tokią didžiulę pagarbą šitiems Marijos tėveliams. Bažnyčia Joachimo vardu yra paskelbusi 5 šventuosius, 2 palaimintuosius, 1 šventąją ir 2 palaimintasias. Taigi iš viso 10 asmenų. Evangelijos, jeigu jas skaitome, iš tikrųjų neminė apie mergelės Marijos tėvus. Yra tokios, turbūt žinote, apokrifinės evangelijos, kurios yra neįtrauktos į kanoninių evangelijų sąrašą. Viena iš tokių, reiškia, Švento Jokūbo evangelija, parašyta apie 150 metus, taip pat ir 6 amžiaus kilusi Pseudomato evangelija. Tai šitos evangelijose ten yra minimi. Suprantama, aišku, tai nėra kanoninės evangelijos, kurias turime tikėti, bet juose randame jau senai to kulto tradiciją. Todėl labai tikėtina, kad ta sena tradicija yra iš tikrųjų, turi ten autoriai rašydami nenorėjo kažką prikurti, gal kažkas pagražinta ten yra, bet tikrai daug yra tiesos. Pagal tas apokrifinės evangelijos Joachimas buvo kilęs iš labai žinomos šeimos. Jau pats jo vardas reiškia paruošimas viešpačiui. Joachimas turėjo kilti, kaip ten rašoma, iš Galilėjos. Vėlesnėme amžiuje santuokoje laukėsi kūdikio. Jis pasitraukė į dykumą ir 40 meldė Dievą, kad būtų gailestingas, kad susilauktų kūdikio. Tada jam pasirodęs angelas ir apreiškęs, kad jo maldos yra išklausytos, kad jo žmona, jau jis senatvės buvo sulaukę gerokai, ona susilauks kūdikio. Taip ir įvyko. Gimė mergaitė ir jai buvo duotas vardas Miriam. Mes lietuviškai sako Marija. Nuo seniausių laikų biblistai interesuojasi labai šitą problematiką, todėl evangelistai turbūt nebereikalo pateikia Jėzaus genealogiją, tai Mato, Luko evangelijoje, o tai ypač susiję su švenčiausios mergelės Marijos, kaip tik sužadėtinio šventojo Juozapo genealogija. Todėl švento Joachimo kultas bažnyčioje plito kartu su mergelės Marijos kultu. Jau 4-5 amžiuose netoli senosios Betsaidos buvo pastatyta nedidelė bažnytėlė šventųjų Joachimo ir Onos vardu. Iki šių dienų ji tebėra, kuriai vadovauja ir yra nuosavybė vadinamųjų baltųjų brolių. Pagal tradiciją ten turėjęs atseit būti ir jų kapas. Švenčiausios mergelės Marijos tėvų šventė pirmiausia išplito rytų bažnyčioje. Ji buvo švenčiama labai įvairiai, tai būdavo švenčiama arba abiejų Joachimo ir Onos, arba jų atskirai šventės. Vakarų bažnyčioje išplito 10 amžiuje. Popiežius Urbonas VI 1378 metais ją įvedė Anglijoje. Popiežius Julijus II 1522 metais išplėtė tą šventę visai bažnyčiai, kuri buvo paskirta kovo 20. Popiežius Grigalis XIII ją perkelė į Liepos 26. Popiežius Pijus X 1911 metais Švento Joachimo šventę perkelė į rugpjūčio 16 dieną. O lotynų bažnyčia, dalyvaudama bendrame bažnyčios kalendoriaus reformos sudarime, sujungė Šventų Joachimo ir Šventos Onos šventes ir liturginę iškilmę paskelbė kaip privalomą
Liepos 26 dieną. Jo žmona Šventoji Ona bažnyčioje yra labai žinoma ir minima. Jos vardu, kaip Marijos motinos, yra paskelbta 15 šventųjų, 6 palaimintosios. Hebrajiškai Onos vardas reiškia malonė. Kaip prašo apokrifinės evangelijos, jos gimtieji namai turėjo būti Betliejuje. Pagal tradiciją, mergaitė sulaukusi buvo kelių metukų, tėvai ją atidavė į šventyklą, kad ten būtų maldžiai globojama, studijuotų švento rašto knygas, todėl kiek yra išlikę, reiškia, turbūt tai davė didžiulius pagrindus motinėliai Marijai. Šventoji Ona tiek rytų, tiek varų bažnyčioje, kaip ir šventasis Joachimas, yra gerbiama kaip švenčiausios mergelės Marijos motina. Ta tradicija ypač yra įsilaikiusi iki šių dienų. Šventos Onos vardas yra labai pagerbiamas ypatingai ankstesnėse Onos vardu, kurių mes turim tikrai iš senučių dar nemažą skaičių. Jos garbei pasaulyje yra pastatyta daug bažnyčių, net didelių šventovių, į kurias vyksta net piligriminės kelionės. Galime pastebėti, kad Šventos Onos kultas užima labai svarbią vietą pamaldume. Žymios šventovės Vetfalijoje, Saksonijoje, Prancūzijoje, Austrijoje, Kanadoje, Amerikos Orleane ir kitur, žinoma, ir Lietuvoje. 15 amžiuje Vokietijoje buvo įsteigta Šventos Onos brolija, kuri labai greitai išplito. Dargi Vatikane vadinamoji yra parapinė bažnyčia, kaip tik ji turi Šventos Onos vardą. Šventoji Ona yra paskelbta globėja daugelio vietovių, kurios turi jos vardą. Per visą istoriją bažnyčios laikotarpio mūsų Šventos Onos vardu yra įkurti net 5 moterų vienuolynai. Bažnytinėje muzikoje jos garbė yra parašyta apie 118 įvairių himnų ir 36 sekvencijos. Vakaruose seniausias Šventos Onos atvaizdas yra kilęs iš 8 amžiaus. Taip pat freska išlikusi Romoje švenčiausios mergelės Marijos Antikva šventovėje. Šiandien Šventos Onos kultas labai garbinamas, kaip jau minėjau, įvairiuose kraštuose. Jos užtarimo kreipiasi sutuoktiniai, motinos, ypač našlės ar laukiančios vaikų, taip pat jūreiviai, nes jų globėja taip pat yra paskirta Šventoji Ona. Todėl mus visus labai stiprina ta mintis, kad ne vienas pasaulyje žmogus Dievui nėra kažkoks anoniminis. Todėl natūralu, kad Šventoji Ona, kaip švenčiausios mergelės Marijos motina, labai gerbiama ir daugelie šventovių renkasi tiek daug maldininkų prie motinos Marijos paveikslo, kur kartu Marija yra vaizduojama su savo motina Ona. Dievas pasaulyje yra labai apstus savo gailestingumo, todėl jis nėra skūpus ir mūsų prašymams, jeigu mes kreipiamės šventųjų užtarimo. Todėl šalia kitų šventųjų, kuriuos mes kiekvienas turime įvairių pasirinkę, nepamirškime ir Marijos tėvelio Joachimo ir motinos Šventos Onos užtarimo prašyti. Jie tikrai daug gali pas Viešpatį užtardami, nes jie globojo ne tik tai savo dukrą Mariją, bet taip pat jie kaip šventieji rūpinasi ir visais Marijos sūnumis ir dukromis, kuriais visi mes esame. Amen. Homiliją sakė profesorius, habilituotas teologijos mokslų daktaras, prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas.